Tai va, pažiūrėkit, kaip galit jaustis 140 kvadratų 2 aukštų name su įspūdingo aukščio svetainės lubom. Tai per patį vidurį čia bus laiptinė į 2 aukštą, po kuria bus virtuvė zona. Čia, aišku, sofa, televizorius ir tam kampe sienų yra palikta skylė, kurioje jinai palikta židinio kaminui, kad būtų kuo didesnė apsauga nuo medinių detalių. Tai vat, kadangi esu svetainiai, atkreipkite dėmesį šitus didelius vitrinius langus, kiek daug šviesos čia ir kiek daug vaizdo į mišką. Tai va, užlipus į 2 aukštą, čia turim tokią bendrą erdvę, kurioje bus pianinas vienoje pusėje, o kitoje pusėje bus knygų spinta su foteliais. Tai tokia va, chill zona ir iš čia mes patenkam į 2 vaikų kambarius. Vienas vaikų kambarys, antras vaikų kambarys, jie abu identiški, kad nebūtų pykčių tarp vaikų, kurį kambarį rinktis. Tai va, šitoje pusėje mes iš tikrųjų turim 2 nedidelius kambariukus, vienas darbo kambarys, kitas yra katilinės ir skalbykla ir per vidurį yra sanmazgas. O jau kitoje koridoriaus pusėje mes jau turim 2 gana didelius kambarius. Šitas vienas kambarys yra apie 17 kvadratų, šitas kambarys apie 10 kvadratinių metrų.